Pats populiariausias žvejos robotas iš Segway Navimove į seriją skirta 5 arba 8 arams žvejos. Pažiūrėkime, kas yra komplektacijoje šio roboto. Čia matome viskas, kas yra šioje dėžėje. Tai yra maitinimo šaltinis, 2 laidai. Vienas yra 10 metrų pailginimas, yra GPS antenai, kitas 10 metrų yra maitinimo. Taip pat yra varžtai, antena, koliukai, peiliukų, 9 vienetai, kaiščiukai, kurie skirti žiemos metu pasižymėti roboto stotelės vietą. Ir lendam dabar štai jau čia. Pats robotas atrodo štai taip. Jis yra priekiniais ratais varomas, turi vaizdo kamerą, kuri yra labai svarbi, apie ją aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Imam lauk šitą robotėlį. Robotas turi diską 3 peilių. Čia yra jo galiniai ratai. Šitoje vietoje galima dėti GPS modulį. Ne GPS, atsiprašau, o 4G modulį, kuris skirtas, kad robotas turėtų interneto prieigą ypatingai tiems, kurie neturi savo kieme Wi-Fi'aus arba bijo, kad robotą gali pavogti. Nes pavogus robotą, Wi-Fi'us dings, o mums internetas liks iš šito 4G modulio. Jis įgyjimas yra papildomai. Krovimo vieta, kamera, LED pašvietimas, kuris reikalingas nakties metu. Stotelė atrodo taip. Čia jisai pasimauna pasimaitinimui. Čia turi atšvaitą, kad matytų, kur grįžti. Iš galo jungiasi jam GPS antena ir maitinimas. Na, instrukcija, kurios niekados vyrai neskaito, neskaitysim ir mes. Čia turime antrą palydovinę anteną. Viena antena yra pas patį robotą, jis kai važinėja po sklypą, jisai mato savo poziciją, o antroji antena padeda jam dar tiksliau orientuotis. Šios antenos montavimas yra labai svarbus. Kaip pavyzdys, jeigu mūsų stotelė gyvena palei namą, namas sustoja mums pusę dangaus, nematom pusę dangaus. Variantas A – nešti anteną kažkur toliau, kad matytume daugiau dangaus, arba šią anteną montuoti reikia virš stogo, kad atsivertų visa dangaus erdvė. Čia nepadarykit klaidos, nes tai yra tikrai svarbu. Na ir pakalbėkime apie vaizdo kamerą. Tai yra labai svarbi tema. Daugelis robotų turi kamerą, veikia paprastai, pamatė kliūtį, sustojo, apsisuko, nuvažiavo, nu ir viskas. Šitas robotas kameros dėka mokinasi ir tai yra labai svarbu. Robotas kaupia patirtį, kaip sekėsi jam dirbti jūsų teritorijoje, gal kažkur paslydo, gal kažkur atsirėmė, gal kažką pamatė, nepamatė, nu, bet kas gali būti, ne? Robotas grįžęs naktį į stotelę, jisai analizuoja savo patirtį ir po 6-12 kartų išpjovus jūsų teritoriją, jis turi susikūręs dar vieną virtualų žemėlapį. Tai yra labai svarbu. Jeigu jūs paleidote robotą kažkur yra galbūt klaida, jūsų ar roboto ar aplinkos, neskubėkit jo teisti, jis išsimokins. Tai yra labai svarbu. Štai dėl to Segway'us yra itin populiarus robotas ir gali dirbti net ten, kur kiti robotai dirbti negali. Tai yra aktualu ir netgi, sakyčiau, robotas kainuoja per mažai. Na ir dažniausias klausimas, ar pats galiu pasileisti robotą be meistrų, ar man reikės jų pagalbos. Manau, kad tikrai nereikės. Programėlė lietuviška, labai suprantama, yra pieštinė grafika, patarimai, nieko sunkaus tikrai nėra. Esmė tokia, kad jūs apsivesite robotą aplink savo perimetrą ir paleidžiame jį dirbti. Jeigu norite, galite pasižymėti kliūtis, kurių reikėtų robotui nepjauti. Tiesiog apvažiuojam ratuku aplink medį ar kažkokį gėlyną. Na ir viskas. Stebim, kaip jisai pjauna. Jei kažkur kažką reikia, galim kažkurį perimetro gabalą pasikoreguoti labai lengvai. Stotelė, kaip įsirengti. Čia klausimų tikrai nekils. Dėl antenos aš jums pasakojau. Taip, kad išlaidauti šimtais ar didesnėm pinigų sumoms perkant Segway'ų tikrai nereikia. Taip, kad 5 arų robotukas kainuoja apie 1000 pinigų. Patarčiau labai ilgai nesvarstyti, nes jų nupirkot jūs žiemos metu labai didelį kiekį. Ir šių robotų netgi prekyba greičiausiai, kad pavasario eigoje pasibaigs ir šiais metais jų įsigyti bus jau nebeįmanoma. Bus labai sunku. 8 arų liko versijų labai mažai, 5 arų dar šiek tiek jų yra daugiau. Na ir dažniausias klausimas, ar verta man pirkti robotą? Čia yra 5 arų, yra 8 arų.
pas mane galbūt 4 arai, ne, aš nepirksiu 5 arų, pirksiu 8, nes kažkas bus neva geriau. Nieko nebus geriau. Guoliai, ratai, varikliai, viskas yra viens prie vieno. Tiesiog programiškai neleidžia daugiau pažinėti ploto negu 5 arai šita versija, o 8 arų robotas nedaugiau negu 8 arus. Baterija pas 8 arų robotą yra didesnė, tačiau ilgiau ir kraunasi. Šiaip paėmus, tas ant to ir gaunasi. Taip kad jeigu jūsų vėja yra iki 5 arų, tikrai nėra prasmės pirkti didesnės apimties roboto. Jeigu turi daugiau klausimų, klauskit, mielai atsakysim.